Labas rytas. Labai karštas rytas, jau 29, pusė 10. Atsikėlėm tokiais garsais ir tokiais vaizdais. Esam Ratanakyriai, nacionalinis parkas turbūt čia ar kažkas tai toko. Dabar susipakavom daiktus. Linas su Marium atsiskaitinėjo. Toks baseinukas, bet mes jį vakar neėjom, o ėjom į Krioklės maudytis. Buvo faina žiauriai. Čia palmės. Nežinau, koks čia vaisius prie jų auga. Uogos kažkokios. Ir šiaip palmių šakos labai fainos, tokios kaip voverės uodega. Neplokščios, kaip visos. Nežinau, reiks pasiaiškinti. Reikia paklausti. Kokios čia palmės. Va kaip jie atrodo. Kaip šermukšnės tokios. Černobylinės. Gražu gamta. Pakuojame ir čiuožiam. Šiandien daug važiuot. Tikslo jau kaip ir nėra. Gal tikėjom Korlat per 2 dienas. Tai taip ir darysim. Yes, please. And another one. One for the merchant, one for the bank. What kind of, I don't know, berries? Those oranges on palm trees. This one? Oh, Yeah, you know the beak on the palm trees. on the palm tree is the fruits of the palm itself. Oh, the palm, is it edible? No. No, okay, just for decoration It's just basically. for decorations, and one thing is that because when it start to flower, Mm-hmm. they have a lot of bee here, I saw on the other side there's one flowers and it's like full of bee. full of bees, yes. And stingless bee, it doesn't eat. Ah. It doesn't sting. It doesn't sting, okay. Yeah. Okay. They that's good. bite you, but they don't. Still do edible harm, isn't it? Alright, thank you very much. Oh, thank you so very much. Very nice place, honestly, and good luck to you with the business and I everything. appreciate it. Thank Very you. nice. Some water. Oh, thank you. Yeah, I think we're gonna need that today. It's 37 degrees coming up. Lovely. I'll give to them. No. That's yours. I'll give you. Oh, Okay. thank you so much. Thank you very much, and In my culture, water is the thing that we always offer to people, because in my culture we believe that water is life, and that's Well, Well, it is that life. is true. We can't we survive cannot without it. argue with that. Water is life. Thank you very much again. It's a pleasure. Thank you for staying here with us. Right now, back on the road.
Papietaut gaidieną. Eisim valgyt gaidieną. Vis tiek nežinau pavadinimo, bet čia Prikolai prikolai. ten su tiktukais nusileisti. Nu, Nusipotkinti ir pasikelti. aš net nežinau čia pavadinimo, bet čia kažkoks toks visai nieko miestelis. Aha, su pavadinimais. Tuo pažiūrim. Lazy European language. Trongstrumtreng. Nu, va toks pavadinimas reiškia. Trongstrumtreng. Atsimeni, mes žiūrėjom filmą, kur Angliokas važiavo su motociklu, vienas keliavo ir pasakojo, kaip jam ten sekasi. Jis šitam restorane valgė. Šitam? Taip. Su tą myžančią žuvim, aš ją atsimenu puikiai ir aš dabar žiūriu, kaip čia ta žuvis myžant. Nu, nebent dar kažkur yra šitą myžančią žuvį. Sėdėjo tenai va lauke ir valgė. Nu, bet anksčiau pastoviai galima. Čia pusės kažkokia tai visur plakatai su šitais dviem dėdais. Žmonių darbo partija parašyta. Komunistai, man primena, ten tas herbas jų kažkoks irgi tas taip. Hello. Ja? Taip. Four people. Einam ten prie to, ne? Ar prie šito? Ne. Prie nu. Ja. Bijai su manim susituokti? Mes atėkiu vaizdėlius savo, supranti. Lapnosim. Žiūrėk. $360. Važiuojam nusipotkinti prie ženklo I love šakarakadaka. Šakarakadaka. Dabar kažkaip kokį zapėti, neįgriunant vandenį. Ar tau išlipsit apsisukti, ar ne? Jaunuoliai turės atvisik dabar. Tai va, užkandom labai skaniai. Dabar važiuojam palei Mekongą. Liko 130 km. Jau tas nėra blogai. Pavalgiam žalios žuvytės kažkokios vietinės tokios. Aš. Ir žiūrėsiu dabar, kada pramuš dugną. Tualetinis popierius jau prisiminėm, kur yra, jeigu ką. Pasidarėm fotosesiją ant molo galo. Ir čia kažkaip, kai privažiavom prie tos upės, pradėjo gražėti landšaftą jau privažiuojant, nes, žalumos daugiau, nes ten buvo tokia išdegus geltona plynė, kad buvo net labai nuobodu važiuoti. Važiuoju, tas pats per tą patį žuvės lauką. O taip, pava.
Visą dieną va taip. Bet už tai keičiasi biškai kraštovaizdis. Prie upės buvo žaliau. Dabar va kažkokių kalnagūbrių atsirado. Reikia važiuoti 1,5 valandos. Bet reikės dar biškai pavažiuoti gyventi. Patuktuko vienas iš pliusų prie jo visų minusų yra, kad neužmigsi prie oro. Nes taip krato ir pavatoja, kad vaikščiauti. Kažkas cikadas įjungia. O cikadas čia labai įdomi, jos įsijungia. Būna sėdi ramiai, niekas nevyksta. Kai įsijungia, čia ramiai daug. Jis užtyla. Kita, kad gali 5 minutės jos nupirkti. Ir dar vis nufotkinam to draugelio, kuris trimituoja naktinių vakarais. Sako, brėžas kažkoks tai juodas, bet nežinau, nematėm. Pradeda po biškį temti, bet liko 15 minučių, kaip džiugiai. Šiaip labai ilga diena. Matėm pirmą gyvatę, tiesa pervažiuota jau ant kelio, o negyva. Bet matėm. Iš nuobodulio pradėjom gerti alų važiuodami. Kad palengvintų tuką, kad mažiau rytų dujų tepalo ir greičiau važiuoti.
šieno, aš daug mačiau gyvenime, daug dalykų mačiau gyvenime tikrai, bet kad ant šieno atnešti vištienos gabaliukus, aš nemačiau. Su krekeriais kartu žodžiu, aš iš aišku juos išlipinėjau, bet tai ten mėsos, bijau sugalvoti. Gramų 50 gal kažkur portas. Tai nusispjovėm, mes grįžom į viešbutą, pasirodo pas mus viešbučio savininkas. Gūrų kulinarijos, kaip padarė už $5 paviesnį vos į dienos išpilą, bla bla bla, karas. Mums, žodžiu, nepasisekė, važiuojam į sekantį. Čia kiek 2 minutės. Čia iš vis nieko nebuvo, ne? Nu, čia tiesiog pavėsinė prie ežeriuko, galiu čia su palatke turbūt atvažiuot, bet mes palapinės neturim. Deja, važiuojam, bandysim į kitą vietą. Nors kažkokie nuotykiai prasideda, ne? Bandysim vieną. Kalbėti, nes čia вообще anglų net nežino, kad tokia kalba egzistuoja. Daug čia negalima, gal čia žaidimai aikštė. Aš nefilmavau visą šitą laiką, nori bairį pasakyti. Vaikštam kambarį, žiūrinėjom su mačiutį. Yra $20, 30 ir 40. Čia dar romantiškiau šiaip tai. Karšta. Bet čiriko aš nenoriu matyti, aš galiu pavalgęs už tas pinigus. Čia labai gerai. Yra kondiškai. $20, okay. Yeah, cool. You have only one room $20 or two rooms $20? We need 2. Ok,นั่งไงใช่ Okay. ค่ะ 1 minute, 37 seconds later. Išsiaiškinam viską. Labas vakaras, mėlieji. Ką noriu pasakyti, kaip mums pasisekė šiandien. Atvažiavom į vieną Zabuldiškės, nieko nėra. Nu, ta prasme, buvo kažkada ten tas resortas. Dabar net kaimiečiai vietiniai tūsinasi. Pažiūrėkit, sako, čia 5 minutės ant kažkoks yra naujas. Atvažiavom. O, mirkstam jau baseinį. Bet niekas nieko jokia kalba nekalba. Aš piešiau petroglifus ant papiriuko, kad išsiaiškint, kiek 2 žmonėm kambariais. Visi kažkokio keistą tokį turi savybę. Jie galvoja, kad jeigu jie sakys tą patį daug kartų, tu suprasi. Bet garsas yra toks, kaip kas nors žaistų ping-pongą. Ping, 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 pong, pong. Ir psio, ir tipo, jeigu sakai jie tą patį pasako dar kartą pakartoja. O mes dabar maudomės baseiniukį prabangiam tokiam. Alutį va geriam. Ir bandysim važiuoti pavakarinę. Pusvakarinę. Papus pamačiau ir papus pasakiau, papus ryčiau. Su žalytėm ir gekonais. Su gekonais. Tusiukas su gekonais. Varom valgyti naktimis. 300 metrų į kairę. Radom vietinį kažkokią lubarį, labai gražiai apšviestas nuo gatvės. Bičiukas turbūt, kaip nekeista, šneka angliškai. Nu, kaip šneka. Iki tokio lygio, kad galima išsiaiškinti, kas ko nori. Kol kas padavėjai daugiau negu klientai. Klientai esame tik tai mes. Ir ten va visa mūsų šobla. Ir turim tokį va restoraną, visą pilną.
Ai, dar yra vienų žmonių. Jo, dar kažkas tai sėdi. Bet visą noriu pažymėti, kad mes esam čia Glūduma kaimas kažkoks. Tai va tokiam šitam radom čia savo, kur pavakarieniauti. Važiuojam namo. Pavalgiam, varom į savo kaimą.